Sveiki publika, šiandien pasibaiginėjom sulfato barstymą. Klėne esam tolimiausiuose laukuose. Rapsiukui padavinėjom sulfatą. Daug kas rašė man, kad gal ir ankstoka, bet tikrai ne ankstoka mano galva. Drėgmės nėra daug. Sulfatė amoniakinis azotas ne taip greitai prieinamas augalam tampa. Ir siera irgi taip pat, kaip amoniakinis azotas, nėra jis taip greitai prieinamas. Dar plius dirvožemio temperatūra kol kas nėra aukšta. Tai čia praeis porą savaičių, kol jis bus prieinamas. JCB laukia, reikia užsipilt dabar. 900 nesuvažinėsiu pirmyn atgal. Užsipyliau trąšų, rytoj rodo porą milimetrų lietaus. Jeigu daug neprilės, bandysim pajudėti su kasu ir rapsą. Jeigu prilės daugiau nei porą milimetrų, greičiausiai, kad nukelsim kaso laistymą ketvirtadieniui ir važiuosim tik per rapsą. Nes savaitgalį rodo 16 šilumos, panašiai šeštadienį gal ir pasibaigtume. Penktadienį, šeštadienį rapsą apsilaistytume ir tada matytume, sekmadienį gal pailsėtume, o kitą savaitę važiuotume į kviečius su kasu, o į rapsą greičiausiai, kad reiktų važiuoti su mityba per lapus, pasigauti paslėptą straublį. Ir dar yra kai kuriuose laukuose reikės panaudoti graminicidą, nes yra pabirų, kažkur tai apie 105 hektarų, va taip, kur reikės įsidėti nuo pabirų kažką tai. Kaip keistai pasiskirščius drėgmė šiemet. Čia būdavo didžiausia bala šitam lauke. Iš rudens net negalėjom pasėti. Dabar visiškai sausa. Tenai baršiau kviečių lauką, nebuvo balos. Nebūdavo balos anksčiau, dabar didžiausia bala. Arba melioracija kažkokiu būdu susitvarkė, arba aš neįsivaizduoju, kas čia atsitiko. Varom paskutinį lauką. Laukas ilgas, geras. Viskas tvarkoj su juo. Čia apie kokius 800 metrų turbūt ilgis. 35 hektarai. Tik tai, kad šlapių vietų daug yra. Balytė stovi. Aišku, viešų daug neprisidariau. Atbalų atsistumo link tų balų. Bet labai nepatogu. Ir čia realiai nėra kur nuleisti tų balų. Nes grioviai pilni. Ežeras prie pat, durnai gaunasi. Va, tokios vietos. Vanduo stovi, ežerai. Tai va taip pravažiuoju. Nieko nepadarysi. Yra kaip yra. Kažkaip tai pernai buvo čia rapsas. Nebuvo tiek užmirkę. Šiemet labai daug vandens. O toliau į dešinę pusę čia daugiau viskas tvarkoj. Į kairę čia daugiau tų balyčių yra. Dar noriu šiek tiek apie kasą pašnekėt. Kasas yra sudarytas iš salietros ir karbamido mišinio. Aišku, skystos formos. Ir turi savy 3 azotinės formas. Tai amoniakinį, nitratinį ir karbamidinį. Ir karbamidinė turi didžiausią kiekį 16%. Kas gaunasi, kad jisai yra sunkiausiai prieinamas. Turi pradžiai pavirsti amoniakinį ir tada į nitratinį. O amoniakinė ir nitratinė turi po 8% kasas. Tai nitratinį pasiema greičiausiai augalai, jį gali pasiemti, bet paprasčiausiai jisai greitai ir įsiplauna. Mano galva kasas yra tikrai geras kūrinys ir galima nebijoti su juo anksti važiuoti, nes kol NH2 karbamidinė forma pavirsi augalams prieinama, praeis 3 savaitės kokias. Žinoma, turi būti baltų šaknelių. Dabar į rapsą važiuoti yra tikrai pats laikas. Dar vieną užpilimą padarysim. 2 maišus įskrausiu. Keletą maišų liks fūrai. Daugiau minimaliai pasikrojam. Nes paskui būna, kad pritrūksta.
ir tenka važiuoti didelį atstumą dėl vieno maišo. Viskas, 915 hektarų padaryta. Galima sakyti, kad 900 yra stabilių ir produktyvių pasėlių, iš kurių galima tikėtis gero derliaus, nes šitas 15 hektarų visokiem durpynam, kur užmečiau taip ant klaustuko, dar visokiem pašutimam, bet 900 yra neblogų produktyvių pasėlių. Bandysim atsireguliuoti jungimo išjungimo tašką. Pasiėmėm pagaliuku, pravažiuos, pasižymėt. Nu, palei pakraštį pravažiavo. Dabar pagaliukus taip linijai išdėliojau palei siją. Ir iš ten bandys važiuoti. O šapė čia naibiški. Čia mėšlą reiks barstyti, gerai, kad nevažiavo mėšlą barstyti. Bandymai atliekami su vandeniu. Nužiūrėsim, dabar įjungia. Pastrauk, nenuneštų čia manęs. Įjungia gerai, išjungia per anksti. O, kaip gražiai matos. Miežių ražiena. Čia grikių ražiena. Aukščiau buvo kulti grikiai. Miežiai buvo kulti, o. Va tiek, maženas. O grikiai tai čia jau visas sprindis kūliau. Geras. Barstyklę nuplauta. Apkabinom. Kardano apsauga, tenai įsilakstė. Gerai, dabar trašas nusikrovė. Daugiau vietos yra, kur pasistatyti po stoguką. Nes būdavo viena angara, viską reikdavo drūsti. Yra dar su purkštuvu tokia problema. Navigacija nusistatai AP, subrėžia linijas. Ir važiuojant pirmą liniją, metrą paklaidą rodo. Išjungimo įjungimo tašką susitvarkėm, truputį pavėlinom įjungimą ir ženkliai pavėlinom išjungimą. Nes būdavo įvažiuojant į padrūžą, per anksti išjungia ir lieka koks metras, pusantro nesupurkšta. Ir žinoma, reikia vienodų greičių įvažiuoti. Jeigu nustatyta 8 greičių ir važiuoti. Nes aš būdavo greičiau įlekiu, o kai greičiau įvažinėjau, tada jisai perskaičiuoja ir išjungia dar anksčiau. Ir gaunasi tokie 3 metrai nedasipurškė. Geriausiai važinėja tokiu greičiu, koks yra nustatytas. Bandėm dar ilgai susitvarkyti dėl tos navigacijos, bet nepavyko. Tai susitariau su žmogum, atvažiuos, pasijungs, pasižiūrės. Ir pritraukiau dar į purkštuvą kasą, nes dabar galim talpinti 5 mašinas namuose. Kasa po 18,5 kubą. Čia supilta viena mašina, dar yra ir vietas, ten yra vietas ir dar purkštuvas dabar pritrauktas. Tai 4 atvežtas, dar vieną atveš rytoj. Ir rytoj, jeigu per daug neprilės, vakare startuojam. Dieną daug lietaus negavom, dabar yra irgi dulksna krenta, bet nusprendėm važiuoti, pasimėginti kaso liet. Pradėjau 6 vakare. Laistasi kasiukas gražiai, kaip priklauso. Apsas atrodo štai taip. Sėta čia grinai į ražieną buvo šitas laukas. Lieju dabar po 205 litrus į hektarą. Ateinančias 4 dienas rodo gražų oro. Savaitgalį išvis šilta. Norisi įsiliet per porą dienų, nes dar penktadienį planuojam važiuoti, reikia aplankyti parodą. Kasą daveža iki laukų, piluosi į purkštuvą po 5 kubus,
kad būtų lengviau purkštuvų ir vežų mažiau prisidaryti. Ledą uždėjau aukščiau, nes buvo jisai va čia va, toj vietai, kažkiek trukdydavo matomumui. Dabar uždėjau ant viršaus, geriau, mažiau trukdo matomumui. Viskas, išpurškiau purkštuvą ir bačką, nieko įspūdingo labai, 120 hektarų. Galima sakyti, trečdalį rapso pasidarėm, rytoj gal ir pabaigsim. Rytiniai apžiūros darbai, kasą pildom, purkštuvai dar membranas 2 pakeičiau, nes varva ant slėgio. Reikės dar orą atsivesti iš fūros, kad paskui iš tų šlangų nereiktų išpilinėti į kibirus, su oru išpūti ir rami galva. Kiek mes čia turim? Pusę bačkelės. Kažkur tai. Šluojam toliau. Išlindo saulytė. Viskas kaip ir tvarkoj. Rapsiukas atrodo taip. Lapai dar drėgni. Bet gal labai nenudegins. Nėra daug tos lapijas dar kol kas. Kartu su kasu dar naudoju inhibitorių. Vien dėl to, kad sumažint amoniakinio azoto išgaravimą. Ir aš kaip suprantu, jisai NH2 formos azotą lėčiau skaido į amoniakinį ir taip azotas ilgiau išlieka dirvožemyje. Daugumai šalių Europos tai yra net privaloma jį naudoti. Dar būtų gerai prie kaso prisidėti amino rūgščių arba melasus kokios, kad paskatint mikroorganizmus esančius dirvožemyje, bet nieko neturėjau dabar namuose, tai varau tik tai su inhibitoriu. Oi, kai man patinka va tokie laukai, kur stulpai, tada medžiai. 2 kartus šitam lauke reikia susiskleisti 18 metrų. Našumas krenta. Kad jūs žinotumėt, ant kiek skanesni pietus yra purkštuvė. Ne tik purkštuvė, bet kokiam traktoriui.
matėt vaizdus iš drono. Galiu pasakyti, nėra pilotuoti lengva ir purkštuvą ir droną, bet nieko treniruotis reikia. Rapsiukas kol kas iš drono atrodo nekaip. Aišku, ražienas sukuria tą rudą atspalvį, bet po kelių dienų vaizdas labai pasikeis. Čia irgi buvo tiesiai ražiena pasėta. Pats sėjau, mano pamaina buvo naktinė. Tik tai kai kuriuos laukus, o ten yra 2, kur sėjau, be technologinių pasėjau, nes buvo davikliai. Nuo daviklių laidas nuvibravęs. Naktį nenorėjau stot. Galvojau, nerasiu tos problemas greit. Sėjau be technologinių. Paskui su purkštuvu pasidariau technologinės. Ir viskas, tik tai kad sėklą išsėjau. Čia va, durpynas grynas yra. Su nagais niekaip negalėjau pasėti. Paprasčiausiai nagus iškėliau visiškai. Tik tai su galiniais diskeliais įterpė sėklą ir viskas. Bet buvo sulekšiuota prieš tai durpynas. Varam iki Lėno laukų. Turim tenai kem 5H dar. Ir liks vienas laukas 20 hektarų. Bet ten jau bačkos nebereiks. Prisitrauksiu ir nuvarysiu su purkštuvu. Iš visų veislių, kuris turiu ūkį, galiu pasakyti, kad šiai dienai geriausiai atrodo Mercedesas. Nu, jisai anksčiausiai startavo. Nes atrodo, kad ir vizualiai žalias labiausiai. Ir Mersas yra Mersas. Mes buvom atsisakę keletą metų, bet šiaip patinka jisai mum. Branda gan tolygiai yra. Sunoksta gerai, kūlėsi. Ir dabar atrodo gerai. Kaip mane nervuoja tokie dalykai. Liko čia va pravažiuot. Čia tas baltas bala. Ir vieną kartą taip grįžt, nes nevažiavau iš karto aplinkui lauką, nešlapė. Ir pritrūko kokių 500 litrų kasą. Nes čia galvojau, kad 25H, pasirodo čia 26,5. Nu ir dabar kokius 3 kilometrus, nu ne 3, gal 2 kilus reikia važiuoti iki bačkos. Nes bačka neįmanoma, kad važiuotų iki lauko čianai. Ir tada reikės grįžti dar čia. Tai va tokie va dalykai labai mažina našumą ir labai atima laiką. Nu ir viskas, 10 valandų, 410 hektarų padaryta. Vakar pasidarėm beveik trečdalį ir šiandien liko 2/3. Galima sakyti, visai gerai sekėsi. Tik tai, kad va ten va tam laukui neužteko, truputį laiko susigaišo. Dar purkštuvė ekranas 5 padėčių stringa. Tai remkomplektą naują nusipirkom. Reikės pasikeisti, kai bus mažiau laistymų ir purškimų. O toliau viskas kaip ir gerai. Sudeginau baką kūrą. Nes ryte dasipyliau, buvo panašiai nudegė tiek, kiek dabar juoda lygia. Jeigu neklystu, bakas 400 litrų yra. Nu, galima sakyti, kad litrą į hektarą naudoja. Truputį gal daugiau nei litrą. Smagu grįžti purkštuvą, prisiminti senus gerus laikus. Nemažai purkštuvė praleista laiko. Po žiemos, pavasarį visada būna pradžiai smagu. Aišku, vėliau į galo sezoną įkyrėja, bet dabar tai viskas super. Susilaukiu klausimo, kaip ta žemės ūkis. Gaunasi, nesigauna matematika. Galiu pasakyti trumpai. Žemės ūkis nėra biznis. Žemės ūkis yra gyvenimo būdas. Turi būti įaugę kraujyje, širdį. Reikia mylėti žemę ir tada žemė atsidėkoja. Tai dėkui visiems, kas žiūrėjot. Būtinai paspauskit laikus, pasubscribinkit mano kanalą, jeigu dar to nepadarė. Pasimatysim kitam video ir parodoj. Iki sekančio.